jautiesi? Gerai. Pavyko? Plaukiau prie kupolo krašto su laivu. Kažkaip tai tokia įdomią mintį davė, kad tipo, čia tos visos karai, tie visi intrigos, tam, kad čia virtų, kad mes čia žiūrėtume, kad nežiūrėtume iš išorės, nes anksčiau būdavo, kad žmonės, kai tėva buvo dar ta laisvas tos tipo keliavimas, kai nebuvo pasaulinio susitarimo, kad ginti reikia tą gaubtą mūsų, tą Antarktidos sieną aplink pasaulį, kaip yra, aplink tą mūsų. Tai prieš tai žmonės plaukdavo ir ten išplaukdavo į kitus tos teritorijas, tai dabar yra sutarimas, kad būtų viskas apsupta aplink mus, tos kariuomenės saugo, nes negali dabar niekur čia išeiti. Bet kad nebūtų noro į tenais, kad turi vykti čia veiksmas viduje virti, ta prasme, kad visi čia būtų susikoncentravę. Dėmesio nukreipimas. Jo, va čia. Karai, politika, ekonomika, religijos, viskas yra tam, kad tik tai būk čionais, iš šito katilo vidurį žiūrėk, kaip čia viskas vyksta ir čionais mes tarpusavį spektaklį rodysim, kariausimės, mušimės. O žinai, ką? Klausimas. Tarkim, jeigu mes galėdavom išeiti nuo žmonės. Plaukdavo. O tarkim, iš išorės niekas nenori ateiti, kaip jie su jais kovoja ar neįleidžia? Buvo vieni kiti ateidavo. Dabar viskas yra saugoma, prižiūrima, ten sutartis yra, bet tada būdavo, nes iš Mūsiškiai nueidavo, tada gaudus ir ten būdavo kažkas ateidavo. Yra, kurie iš čia buvo išėję ir grįžę. Bet dabar ten ta elektronikos barjera yra tenais, tai su visais tais naujais aparatais ten praktiškai neišeina daplaukti kitos sienos. Nes užblokuoja viską, reikia visais... Tiem kitiem iš kitos pusės? Ar... Ne, apie mūsų išreko. Nes jeigu ten telefonai nustoja veikti, ten navigacijos viską reikia susinaujinti. O kaip jie kontroliuoja ten tuos iš kitos pusės, kaip matyti? Tai yra tie praėjimai, kur yra ten tas sutarimai yra. Ten juk irgi valdžios yra kažkokios. Bendrauja, kontaktuoja, tai... Gerai, tada paprašyk pasaulinės, kad parodytų maždaug kokiam laikotarpiui paskutinį kartą buvo kažkas atėję iš tenai. Atėjo ta prasme, kad nelegaliai, nes legaliai ten bendravimai vyksta laiks nuo laiko. Taigi ir mūsų tie prezidentai ten oficialiai... Žengia koja į mūsų teritoriją ir tarkim tarp mūsų. Taigi net oficialiai ir Putinas ir ten visokie kiti prezidentai yra paskelbę, kad skrido į Antarktidą. Tai va, ten skrenda su tais, bendrauti su tais kitais, taigi ne su tais, kur ten su tarpininkais. Tarkim, jie neina mūsų pastebėti į vidų. Ne, turistų nėra šiandien. Ar jie tik tai toj zonai susitinka? Sutartis yra, kad turistai čia neegzistuoja, tų nelegalų čia neįleidžia. Jeigu įgauna, tai jis tokį pagaudo ir arba grąžina atgal, arba eliminuoja. Tai čia nelegalus atėjo kažkoks ten, ar mes tenais, ar dar kažką, tai praktiškai gali būti mirties nuosprendis iš karto. O tarkim, yra laiko keliautojai? Egzistuoja? Kad, rodė yra ir nėra, tada parodė, kad tipo, mūsų suvokime tai nelabai suvokiama to laiko, nes iškaupto išėjus ten tokios nėra tokio, kaip laiko to suvokimo tokio, nes pas mus laikas yra čia po mūsų gaubtų, tai mes skaičiuojam pagal tos pakabintus tos mėnulį su saulė, o kitur taigi ten kitokie yra ir ten apsušiavimai kitokie, tai netitinka. Man rodo, reikanacija gali buvusią pamatyti, nušokai ir tu pamatėjai, žinai. O tai gerai kaip tos nuotraukos, kur seniau juoda balta ten viduramžiais atsiradęs su telefonu ar nuokomis. Jos padirbtos ar... Ne, tai technologijos mūsų dauguma tų pačių yra. Tai kad, tie sunaikino civilizaciją, kuri buvo įsivyščiusi ir po to vėl iš naujo vystosi, tai ten panašumų yra, bet tai nėra, kad kopija. Bet tai toj vienoje nuotraukoje yra, kad net apsirengimas. Ir planšetė yra, ten visokių, ten yra jo, yra akmenyse iškalta, ten jis rodo jo. Tos technologijos buvo ir daug aukštesnio lygės, vis laikai yra, tik tai ne visas mums duoda, ne vis laiką rodo, o jos buvo 2000 metais. Tik tai mes vieni greičiau kitados įvystom iki sekančių resetų, kiti vėliau, tai vat. Kai kurie tokie įrodymai lieka. Čia ne pilnas pravalymas rodo.
Aha. Gerai, mes čia truputį nušokom nuo temos. Tai kodėl tavo pasąmonė ten su tuo laiveliu? Čia mintis buvo, rodė, kad jeigu plauktume, tai man rodė, nusprendžiau galvojau, žinai, tipo, su laivu, tai reiškia kažkokio moderniu, po to parodė, kad negalima, nes tipo nepriplauksi. Tada parodė būrinį laivą su paprastu to kompasu maždaug, nežinai, ir turi plaukti ten, kokio to išėjimo, žinai. Aišku, ten bus tas karininkai, kurie bandys sustabdyti, žinai, taip toliau. Bet ta mintis buvo, kad jeigu bandytų žmonės plaukiam, daleiskim, rinktų grupės neit kariauti, o kaip išplaukti iš to gaubto, patikrinti, daleiskim, dėl apšvietimo, supratimo, tai šitie karai visi ekonomikai, tai visa nesąmonė sistema sugrūtų, nes tai būtų beprasmis dalykas. Nes tai užgoštų tą informaciją, ką mes galėtume pamatyti, sužinoti prieš visą šitas nesąmonės melodramas. Žmonės nuprotėti negalėtų suvokti. Tai viską galima suvokti, apie tai pilna filmų, knygų prirašyta ir taip toliau. Ypač dabar daugumą jau girdėjo daugiau ar mažiau. Tai po skirtumas šiandien nebus šių problemų. Net tie, kurie netiki, žino daugiau negu vieną teoriją, kokia ta žemė yra. Tiesiog pasakys, ir tas buvo apgavę, ir viskas. Dar vieną iš milijono dalykų, kas buvo ne taip, kaip pasakyta knygutėje. Viskas, čia seniai niekas nieko nenustebins, nes čia nieko nenuprotės. Jau žmonės iš vis nieko nustebinti neišeina. Viskas jau per telikus kažneka, pažiūrėk, taip toliau. Ir ką tavo pasąmonė dar norėtų parodyti? Kažką ten su tais laivynais jie daro kažkokius kelius naujus, bet Rusija užblokavo visus kitus, patys ten daro. Kažkas ten vyksta. Tai kažką minėjo, kad per Antarktidą, kad bus trumpesni keliai. Tai va, tuo jie, kai sakant, tam melą burbulą paleidžia, o ten jie kažką būtent daro, kad jie su kita civilizacija, tam už mūsų gaubtų, ten, kur tas kitas gaubtas yra, o ten kažką tai tenais kelius daro, kažkokie technologijos. Tai man įrodo, kad jie tenais pradėjo plaukėti ir visus kitus neleidžia iki ten daplaukti. Ir visas pasaulis likusios tos panikuoja, kad čia gali jie gauti tos technologijos ar kažką, tai tausime. Kad gali būti labai pasikeitimai stiprus, o rusai nieko neprileidžia tenais. Na, aišku, ten masinė medija paleidžia, kad ypač tenais biznis dar kažką čia vietinį dėl savęs daro, bet čia būtent su to išėjimu rodo, kad ten jie pragaubtą praėjimą pasidaro ir tenais kažkur tai varo. Kažką ten daro jie, eina pirmin atgal ten kažkoks rautas. O ten jie tie kareiviai, ar politikai, ar daugiau žmonių? Tai čia viskas kartu, tai ten surišta viskas. O paprastai gali eiti? Ne, aišku. Ten tik sisteminiai atrinkti visi, patikrinti ir taip toliau. Su kontraktais, sutartim, kad įlies ir taip toliau tenais. Ne turizmas ten taigi. Tarkim, pasuk laiką 10 metų pažiūrėk, ar bus kažkoks pokytis Rusijai susijęs su tuo ėjimu per sieną. Jeigu nesusprogdins visko čionais, tada jo bus, jo stipriai į priekį žengs. Bet daug niuansų visokių yra. Nes iš vidaus, kad nebūtų to tipo neapskaičiuoto, kai man rodo, kad tipo apskaičiuotas yra progresas ir neapskaičiuotas. Tai kada viena iš civilizacijų, dalelių, tokia kaip Rusija, gaus kažką tai technologijos ar kažkas, kas pakeis tą mūsų evoliucijos tą eigą, pagreitins, tada visos kitos gausis kaip ir nuskriausti vaikai, žinai, pradės bliauti, o kodėl ne man, kodėl jisai ten gavo, aš irgi noriu ir taip toliau. Ir tada tarpusavyje jie gali pradėti, žinai, tipo, intrigų daugiau. Tai va, tie potviniai visokie ten geoinžineriniai tie ginklai ar paprasti karai vyksta. Tie brandoliniai prasidės taip toliau. Tai gali tas paskatinimas tik pasirodys kažkas, tai kad jau rusai kažką gavo ir gali būti kaip triggeris, kad patys pasidarysim tą resetą. Bet tai kokie juokingi, tai jie visą žmoniją stabdo. Tai jeigu tai jiem neįdomu, tai kam tie žmonės įdomus? Tai ir ne vienam,
Jeigu vienas gavo, tai reiškia visi, ta prasme, vaikų tarp. Tie, kurie valdo, jie žaidžia ne žmonėms, žmonės yra tuščia vieta, tai mėšlo gabalas, kurio valdo, jie beverčiai yra, nes tai mėsa nemąstanti. Jų esmė turėti galios, turėti įtakos, ant to jie gyvena. Jie valdo šalis, ten atėjo tam, kad valdyti. Ten, kad ten pas jūs milijonas sprogdinti ir ten milijonai jam nėra skirtumo, o jie visi kad tauks. Tačiau niekas nekreipia padėmės ant tų žmonių, tik jie bevertė masė. Tai kad praeit prie tokios informacijos reikia eiti į karinę tarnybą? Nebūtinai, tai ten ir mokslininkai eina, ir ten visokie, ten daug ten yra sferų. Kas iš medicinos, kas dar kažko, tai žiūrim, ko visko reikia ten plačiai rodo. Žinoma, po žemė dabar rodo bunkerius, taip didžiulius kažkokius institutus. Kaip nežinau pasakyti, kad ten kvartalai didžiuliai. Jie dabar daro, ar jau... Ne, tai seniai yra, ja. Tai nuo seniausių tų civilizacijų rodo, kad ten yra ten tų senų ir miestų perėjimai, yra ten visokie. Ten tos, netgi yra civilizacijos, kurios ten gyvena būtent po žemė. Bet ten viskas irgi sujungti, jie yra po žemė su tais kitais. O jie panašus į mus? Ne, pasikeičia ir fiziškai pasikeičia, viskas pasikeičia. Progresas pasikeičia, kitoks yra, už tai sutarimai yra, kad neįtakot, nes tas įtakavimas nulėmė mūsų to arba pagreitina, arba sulėtina tą mūsų progresą suplanuotą. O kas yra nesuplanuota, tai grėsia tada resetu, nes tipo ne pagal planą eina, tai turiu sulyginti kažką padaryti. Kažkaip jautriai labai čia viskas reaguojas. Tu jauti taip? Nu jo, tai rodo, kad kažkaip kai daleiskim, viena vyriausybė nori ten kažką daryti, kontaktą kaip ir turi, ir ten ir po žemėsom civilizacijom, ir ten už to kupolo, ir ten iš viršaus ten tie atskrenda kažkokie, tai ten visokie yra, ir visi tokie ta riba kažkokia tai seka. Kažkoks sutarimas yra ar kažkas, tai kad kažkiek tai galima, bet neperžengti ribos. Jeigu peržengsi, tada pasekmės didelės būna. Gali būti, ta prasme, nes nuvažiuok dabar į Afriką, pas aborigenus duoka Kalašnikovus, kai jie ten su ragatkėm šaudo, tai kas bus, tai greičiausiai pusė įsišaurės, tyčia, netyčia, kad kažkaip gausis. O jie tą susitarimą turi tarp šalių, ar čia iš kažkur? Čia globaliai žinais. Čia mūsų kažką žino, ten kitos civilizacijos dar kitaip yra, kurie atstovauja tenais tiem dėrybomis ten ir tais santykiais su išorė atsit. Skirtingai ten yra. Bet tie, kurie bendrauja su kitom tom civilizacijom, ten ar pažymė, ar ten viršūj tie vadinami ateiviai, ar už kupolo ten, kur tie yra kitos civilizacijos, tai jau oficialiai tų žmonių nėra, jie niekur nesiviešina. Bet jie yra daug aukščiau tų šitų vadinamų mūsų politikų tenais, to prezidentų, nes jie jau yra į tą perėję į kitą lygį visai gaunasi. Jie neoficialūs yra. Tai jie komunikuoja tenais su kitom šalim, tom civilizacijom pasakyti, ar kaip. Ir tada perduoda instrukcijos mūsiškiam čionais, kaip čia ką gaut. Ir tada jie ten derina, kokios ten technologijos gali praeiti, kokios ne, kokios dar pristabdyti ir taip toliau. Nes jie būtent žino tą, tai pasme, eigą, kokių eigos ten tempas koks turi būti to mūsų tos evoliucijos. Ir kad priešingos ant tos aukštesnės ar žemesnės lygio, kad nedarytų įtakos, nes viskas turi eiti su savo eiga tipo. O jie, kaip tai daryti, gauna tenais irgi iš tų, kas valdo tos terariumus vadinamus. Iš to jie žino tą informaciją. Bet per mūsų gyvenimą tikrai didelis šuolis buvo. Palyginus kaip mūsų tėvai, seneliai gyveno. Tai jo. Tai paspartėja. Gyvenimo tempo, ta prasme galėjo. Aš buvo daug ir darbų, bet... Po tų šuolių ateina Big Bada Boom, per tą filmą sakė. Pristabdymai paskui ateina, jeigu per greitai. Ir kas nepatikė, tada ateina, tiek per klimatą parodo, kad galim nuplauti viską, arba galim susproginti viską, dar kažkaip primena, kaip sakant. Nes užsižaidžia žmonės yra, jie nelabai patikimi, jie užsižaidžia tą žaidimą, tą savo tos jėgos, ten nori pasirodyti vienas prieš kitą, dar ten prieš save ir taip toliau, ir jie nelabai skaitosi po to su tais kitais, tai jam laikas laiko parodo, kad nuleidžia žemės, kaip sakant. Tai
Tai dabar tas AI mums naudingas gali išeiti iš kontrolės. Jo, visko, scenarijos skirtingų yra. Jo. Bet lyginant su resetu, nėra skirtumo, koks jisai bus. Nes jisai būdavo ir anksčiau ir ten ne pirmas kartas, kaip jisai yra. Čia tas, kur pas mus yra ir tas tikrasis, mąstantis, pas mus dar net nėra tokio mąstančio. Pas mus tiesiog greitai dirbantis kompiuteris algoritmų. O tas, kuris suvoktų viską tenais. Nu, bet mums patikinėja jau informaciją, aišku, jinai melaginga, mes tokios technologijos neturim, bet jau leidžia, žiūri, kai žmonės reaguos, jau prie to pratina, kad bus tikrai tas artificial intelligence, bet jisai bus daug protingesnis, negu mes. Ten skirtingi matavimai rodo, ten nėra tas intelektas, ten mūsų mąstymas kitoks, jisai kaip per kūrybą eina, ten per apskaičiavimą eina, tai jisai skirtingi, labiau tinkantis prie logikos apskaičiavimas. Tai kas loginį mąstymą turi, tai į ten bus daug aukštesnio lygio, ta logika greitesnė, ta prasme viskas vyks, negu pats žmogus gali padaryti. Bet su kūryba ten tokie niuansai kažkokį. Bet ten to tobulybė, ten nemaišo emocijos, nemaišo visokios ten nusistatymai, programos, ten kai daro, tai daro viską tiksliai, aiškiai, viskas būna konkrečiai, viskas padaryta. Bet kokį darbą, bet kokį tikslą pasieks. Ten nėra moralės nieko. Ten žmogui yra be šansų, mes žmonės per daug klaidų darome. Mes tik tai vystomės dėl savęs turim viso, nekonkuruoti su tokiais dalykais. O mūsų dėl to specialiai išmušam. Kiek metų užtrunka, kol suaugi ir patirčių prisirinki? Nu jo, tam ir sukurta čia, terariumai. Tai ne vieną terariumą kažko tai. Ne paskui į kitą, ar dar kur nors. Viskas dėl mūsų čia padaryta. Kad tavo pas mane dar norėtų būti susijusi su tai. Taip pakilau į viršų, taip įdomiai parodė, žinai, kaip būna bičių tas korys, ten tie tokie šešiakampai, tie kvadratai. Tai taip kilau virš savo tos vadinamosios terariumo ir temo sujungti daug tik tai, kad tai ne šešiakampiai, o failus. Ir tokių daug tokių. Kaip tipo žemė, bet plokščia. Nu jo, kažkas tokio ten. Tai kokios kitos žemės aplink mus tau gali pasakyti pavadinimus? Kokios civilizacijos aplink mus, kas kaimynai? Sako, po kiekvieno reseto keičias pavadinimai. Nu, logiškai. Nu, tai skirtingos kalbos, viskas, vien pas mus kiek yra skirtingų pavadinimų žemėje, tai kiekviena kalba savo žodį turi. Nu, jo, logiškai, kaip galima kokį pavadinimą sakyti dabar. Reikia pasiūsti tada mūsų lietuvį tenais, kad išgirstų ir pasakytų lietuviškai, kaip jiems skambėjo tas pavadinimas, kažkaip taip. Tada būtų lietuviškai tas pavadinimas įgarsintas pirmą kartą turbūt. Tai jo. Kažkaip tai parodė. Čia ne pasąmonė rodo, kai sakyti, jeigu pasąmonė parodo, čia man ne pasąmonė rodo. O galbininkas tau patarėjas kažkoks tai šalia? Nu, toks jau man nežinau, aš tokį dūmelį matau, tokį įdomių spalvų, toks jisai skraidos. Vaizdas sako, galim kitokį parinkti, bet man nėra skirtumo. O jisai dažnai būna šalia tavęs ar dabar būna? Priklausome kokios informacijos aš noriu, jie ateina pagal savo sritį, kaip tu nori, apie ką žiūri tos sferos. Taip pat, kai nuo iki mokyklą ir domėsis geografiją, ateis geografas, nežinau, domėsis ten literatūrą, ateis literatūros kažkoks mokytojas, čia taip pat gaunasi. Pašamanus, tai labai tiksliai apie dėstyti. O dar naujo noriu tau parodyti, ar svarbu šalia. Perspėti dėl kažkokių įvykių. Nu, įvykių rodo negražių, bet dabar jau prasideda jie visokie. Bet jau mes anksčiau žiūrėjom apie tą, tai iki 3-6 metų čia. Tai tokie, ką aš jau sakiau, taigi šaunuosi. Galimybės. Jo, čia vienas iš galimybių, tik tai jos stiprėja kažkaip tai, nes tai tą pusę biškį mūsiškai pasuko. Plius tie rusai dabar tą įtaką nori gauti pranašumą.
užsižaidė biškutė tas Putinas tenais. Na, tikimybė padidėjo dabar, kad greičiau viskas gali baigtis. Bet yra tų niuansų visą laiką visokių, žinai, gali čia viskas greit pakil, greit apsiraminti viskas. Bet jo, dabar žaidžia su ta geoinžinerija, labai testuoja čia daug. Kinija pasigyrė praeitą savaitę, kad be purškalų valdo orą. Visi užplaukė visus mėsą atplaukė. Žaidžia čia greit. Ja, čia vat. Tik pasireklamuoja, iškart gauna per stogą, tai liek. Per toli nuėjai, arba gavai technologiją, kurią dar negalėjai parodyti, bet jau pasigyrė, kad prieš šitus pasirodyti, gauni per stogą. Arba kiti kažką tai išpykčia tada, parodo savo, kad turi irgi. Čia, kai smėlio dėžiai vaikai žaidžiam, rodo, kažkaip taip išeina, durnai tu kažkaip gėda už žmoniškumą, kad jis rodo. Bet tas korumpuoja žmonės, tas valdžia, tas įtakosas. Ego. Jo, ego čia valdomas, tik taip per ego, žiauriai galingas ego. Čia biškai norėjau prieš tą ego pasakyti, bet man parodė, kad va taip užauginė ego. Ir tada sekančiai kanasiai prieš jį kovoja, tai turi tą toks challenge būna, toks didesnis, žinai, kaip nugalėti tą ego, kaip įsivaldyti tavo dvasingumas, tas vidinis dar daugiau stiprėja. Nes jeigu tavo ego ten silpnas mažiukas, tai ten tu net turi supratimo, ten į savasme, koks tas būtų iššūkis, kaip nugalėti, kaip save išreikšti per ego, žinai, kad tavęs nevaldytų ego. Tai va, taip, per tokius patirtis eina, užsaugina tą ego iki ten begalybės, o po to per kažkiek rekrinacijų bando įsigelbėti iš to savo užauginto ego, žinai. Tai čia kaip irgi gavosi naudingai, žinai, kaip pažiūrėjus. Čia nuėmus tos sakinius, kad čia juoda, balta, geri, blogi. Viskas yra patirtis pamokos. Dabar jisai žaidžia tą žaidimą, gal po to aš susimanysiu žaisiu, gal po to tu, o gal mes tą žaidimą jau žaidėme. Tai čia nereikia smirti kažkaip. Galima smirti, aišku, tai irgi kažką iš to pasimokins. Gali, rodo, smerkti, daleiskim, žydus, o po to pasižiūrėk savo reklamacijų, kada tu buvai žydas, daleiskim, ką tu išdarinėjai. Ir ką tu dabar smerkiai ką? Pažiūrėk, ar esi buvo žydas? Ne, man ne. Bet tai nereiškia, kad nebūsiu, žinai, tai pasme, į tą pusę kažkaip nebuvo tokių, pas mane, tikslų, kad man reikėtų būti žydu. Kažkaip kaip. Čia tų variantų yra skirtingų, bet ne, aš nebuvau. Bet gerai mes galvom, kad ten žydus degina ir taip toliau, o iš tikrųjų ten visai kitus degina. Tai žydų skirtingai yra, tie zionistai yra kitokie žydai. Gerai, ar mes ėjome tą dujų kambarą? Mes? Tu. Aš tai ne. Aš nebuvau tuomet. Aš tuomet Amerikai buvau. Aš žiūrėjau, taigi aš tą reklamaciją buvo ten, kur aš psichiatrinai, kur buvau uždarytas. Tai čia panašus laikas buvo, tik po karo. Tai iš ten buvo irgi kažkur tai apie 40 gal kažkur tai buvo metų. Tai jau po antro pasaulinio tik. Tai apie kameras ne, aš buvau kitoj šalyje. Aš tada tas mano prabudimas buvo, bet nevaldomas buvo informacijos leidimas. Tai aš norėjau visiems kalbėti ir manęs uždarė už tai, kad nekalbėčiau. Nemokėjau valdyti to. Ir galvom, kad žmonės Kaip? Kai pradedavo taip kalbėti, mes galvom, kad žmonės kukų. Jo, tu nori visiems pasakyti, tu matai kitaip, supranti kitaip ir tu nori tai paaiškinti kitiems tą informaciją perteikti. Aišku, tuo metu interneto nieko dar nebuvo. Tai gatvėje neišnekyva, stovi ten kėdžių visokie, bet ten ir tų psichinių yra ir kiti, kad ir šneka nesąmonės, kurie per teliką tos informacijos nėra. Nenoriu atrodys kaip psichiniai, žinai. Ir tai dar nervuoja, kad jie nesupranta, tada tai nusivylimas, kad čia visi kažkokie tai kaip zombiai, kad kažkokie netokie, ar tu netoksai, kažkas tai tada emocijos užvelta, o kai viskas nevaldoma, tai... Čia viena iš mano buvo reklamacijų, kada buvo tas noras dalintis, bet nebuvo supratimo kaip ir ko. Taip patirti irgi reikėjo. Gera patirtis. O tai gal tada irgi daug kam buvo nubudimas to laikotarpio, kai į tos dujų kameras vedė? Tai kad jie taip suvaldė.
Ten valios įrodo žydam nuo tų savo netikrų žydų per vokiečius tipo. Jis duodavo sąrašus, kuriuos deginti. Vokietija išvažiuodavo, taigi su visais turtais po visą pasaulį įsivažinėjo. Dabar pažiūrėk, kaip valdo visą pasaulį puikiausiai. Visas vyriausybės, Amerikos valstybės nėra nei vieno politiko, už kurio nestoja bent porą žydų. Gerai įsisuko. O kaltikas vokiečiai, tas, kas sutiko im ginklą kažką daryti. Čia gal negražiai nuskambės, o dabar Trumpas lygiai tą patį daro, kad tada Hitleris padarė. Klauso žydų, nes pats žydas ir jisai vykdys viską, kas kaip turi būti. Dabar vis daugėja tų video rodo, kad nes iš vis į kongresą, į Seimą Amerikoje tu negali net eiti, nedavęs įžadų, kad tu ten tarnausi Izraeliui. Ten priimta jau dešimtmečiais, ta prasme viskas. Ten skaitosi tai normalu. Štai va tas religijas perima ir taip toliau. Žydais tampa. Jeigu ne pas, tada šeima turi būti. Ar verslas, dar kažkas užrašyta. O jie ne savo rankomis, jie per kitus viską daro. O jeigu tai pasakai, tada viskas antisemitas iš karto. Ant laužo. Ko neparašys, nieko negali kalbėti, grįžtam, žinai. Nu, tai ne. Atrodo, man sako, grįši į Lietuvą, sako, visur Palangoj, vos ne kiekvienas stulpo tos vėliavos, žinai, dviejų spalvų. Tai jau sumažino daug ar nuėmė. Ne? Tai jo, pamatysi, sako, tave net pykins. Ir aš sakau, tai aš eisiu ir sakysiu, tai kur aš čia dabar? Lietuvoj ar ten toj kitoj šaly? Sako, tu geriau nekalbėsi. Tave 5 koloną ar ten dar komunis. Dabar, man atrodo, priima įstatymą, kad tu kalbėsi iš savo areštos, ten gali kalėjimą uždaryti. Areštos turto, banko sąskaitas. Tai masiškai Vokietijoje areštuoja žmonės. Tai, tai kaip čia grįžtam į tuos rusų laikus, kai negalėjai kalbėti, turis visi žino, bet... Taip nėra šalies, kurie galėjai kalbėti laisvai. Gali kalbėti tai, kas naudinga jums, tą, ką jie sukuria, savo tas dramos dalyvauja. Grįžus nusipirkti maikutę su Lietuvos vėliava, žinai, ar ten, aš nežinau. Tai nacistė bus. Galiu visam dalinti, kad būtų didesnė pusiausvyrą į Lietuvos. O kam tu tame dalyvauti, kam tu tai palaikyti? Jie tą konfliktą daro, tu nori jame dalyvauti, nesvarbu, kurią tą pusę pasirinksi, tu dalyvausi tam žaidime, kurie jie tam numetė kaulą ir tu draskysi. Kokią vėliavėlę užsikabinti ir ten, kokį tam pasakyti pavadinimą. Jiems tik to ir reikia, tai dalyvauti. O tas temos, kurie numeta, tu turi dalyvauti. Okay, jiems to reikia. Ir netgi yra straipsnis, kad jeigu tu vos ne už Lietuvos simboliką, tai tu putinistas. Tai nuo kada Lietuvoje nebegalioja Lietuvos simbolika. Nu tada, kada Lietuva buvo parduota. Iškreiptų veidrodžių karalystę. Nu tai aišku. Priėmė įstatymą, kad už karo kurstymą kalėjimas ir kursto karą Seimas kiekvieną dieną. Tai pasityčiamas iš idiotų, tų patriotų vadinam už Lietuvą. Nėra tos Lietuvos, nebuvo. Šiskutas patrioto žodis yra bereikšmis, iškraipytas, sunaikintas. Arba tik zombis gali savęs patrioto vadinti. Kuris tiki televiziją, tiki savo ten Landsbergiais ir taip toliau. Čia yra patriotas. Tas pas yra Amerika ir visur kitur. Sisteminė. Tai tokį žodį, tada tas žodis neatitinka. Tai jo, jis jau sunaikintas. Nu. Taip pat, kai Saulės ženklas buvo sunaikintas per nacizmą, tapo svastika. Patriotas, ta valstybė, viskas yra dabar tavo priešas. Tai kovok už savo valstybę, už ką? Už tos, kurie tave durkina visą gyvenimą, kurie naikina šalį visą tą parsidavinį. Tai už ką tu kovos, koks tu patriotas? Nu, grįžtam prie to tavo palydovo. Gal dar kažką nori svarbaus man parodyti?
kažkokie svarbus įvykiai artėja. Gali tikimybės didelės, bet tai nėra pozityvus, tai nežinau. Nenori programuoti. Nu, jo, kažkaip. Labai čia šiuo metu dabar daro tas eskalacijas ir stipriai, kol kas jos didėja, nes žmonės labai kreipia dėmesį. Tai visiems tinka, dauguma ir laukia, kaip ir aš anksčiau sakiau. Tai kažkaip. Aš tai kažkaip nežinau, paskutiniu metu esu labai atsijungus, net nežinau, kas man parašė, paklausė, aš net nežinau, kas ten atsitiko. Aš pažiūriu, tas video būna 10 ar kiek minučių, per porą minučių būna aišku, ką jis išnekės. Po to būna tą patį per tą patį malą, bet visur tas bus per tą patį. Atominis, per visus galus, kuri šali, kuriai duos, kuri paleis. Ja, nu tai va tie žiūri reakcijas ir taip toliau. Ir dauguma nori. Pažiūrėk, kiek milijonų amerikiečių nori, kad toliau bombarduotų, kad atominę paleistų į tą Iraką ir taip toliau. Nu, tai visi nori tą branduolinę karą. Nežinau, ką kiti nori. Čia patriotai, tai va, aš pasižiūriu, tai matau. Ukrainiečiai dabar verkia, kad jie negavo to atominio, tai dabar siūlėm lėktuvus atominio ginklo. Nu, tai per visus galus dabar atominio visi kiša, kas kam duos. Tai iki ko tai auga. Bet jau Ukrainos nusilpo, ne? Nėra tų žmonių. Energijos nebegauna. Perėjo tenais. Įdomiau, ten branduolinis yra. Branduolinės bazės Rūbus pasikeitė į normalesnį. Nu tai šeimininkas, sponsorius davė pro galvą, tai persirengė. Nusipirko naujus. Iš milijonų. Nu, rodo, kad su jais ir karstą atsiklus. Man atrodo. Nu, tipo, galas artėja, jo. Bet čia vienas iš kelių, žinai. Nes jį turi pakeisti netinkamus dabar galas. Jis netitinka tiem planam, kurie reikalingi. Nei vieniem, nei kitiem. Tai jo, jis jau atgyveno savo. Neturi diplomatikos. Tai jį perrengė, tai parodymas, kad funkciją atliko ir dabar jo patraukimas turėtų būti. Iki žiemos, ta prasme, kažkas ten per žiemos bus. Jis irgi vienas iš planų. Bet tas simbolinis perrengimas, tipo, ten pagal melodramas, tipo, kad ten Trumpas pasakė, su kamufliažu buvo, kad būtų karas dabar ten nereikalingas, tai jis drabužius jam pakeitė ir su kostiumais į karstą buvo. Gal antrininką užkant, gal jis toliau gyvens. Jau gerai suderint viską. Daugumą antrininkus nušauna viešai parodo viskas. Ar kaip nors kitaip kažkaip. O tas žmogus gyvena toliau kažkur. Plastinė pasidaro viskas. Tai jo. Nu. Oranžinį galvą nusidažys, o Amerikams nusikels, dar gali turi gyvens. Gerai, pažiūrim lietuvėlę, kas ten su tais orais prasklaidytam biškai. Šiandien pas mus rodo įtaką, kad aplinkui to žaidžia su tais geoinžinieriniais. Ir pas mus tik tai pasiekmė ateina tas vėjas, o tos daro ten toliau biškut ir tarpusavį. Mes gavosi kaip į kolidorių, žinai, kur susijungia. Vieni daro vienai, kiti daro kitaip ir mes tokie va tarpė čia. Apie mūsų Lietuvą ten, kad keist orų, nes nieko neįdomu. Per mažai šalis čia, žinai. Ai, pas mus nuo Liepos 1 uždrausta. Dar įskrenta viens kits, bet ne taip kaip seniau, žinai, kad būdavo kaip matematikos įsivaizduoja. O pas mus tai kur? Pastovi ten Amerikai? Aha. Tai čia Nuo Liepos 1. Floridoje? Tai aš žinau, kaip apeis, rodo, kad sakys, kad šiandien daro kažką tai sveiko, naudingo, čia nėra chemtrailai. Ir purš tam toliau, ką reikia. Jis nieks nepatikrins. Tas jau, kad užšiauti žmonės, pasakys, kad viskas jau baigta, mes kontroliuojame viskas čia gerai. Dabar tie patys, kur matysime tos dryžius, sakys, čia yra ne tai, kas buvo, anksčiau buvo kenksminga, dabar čia yra nekenksminga, dabar tai yra naudinga. Kažkiek laiko užšiaus, o toliau vėl spręs kažkaip. Nes reikia užšiaus žmonės, per didelis kartas bumas užžiūrėjo. Ir paskutinio laiko, žinok, labai daug sulaiko tų žmonių prekybą, vaikų prekybą. Mačiau įsigiję. Jo, valdosi kažkaip. Nu, kai buvo tas paskelbę karą prieš narkotikus,
pakeičia tos vietinius senus baronus, kurie jau sen valdo politiką ir taip toliau, pakeičia į savus ir toliau viskas vyksta. Narkotikų niekada nesumažėjo. Tai dabar tą patį daro su vaikų prekyba. Visą laiką buvo, visą laiką bus. Nu, keičia, šeimininkai keičiasi, vat ateina į valdžią kitokie ir pakeičia su savo žmonėm pastato. Nu, čia tas pakeitimas, čia kur jau? Į 5D perėsim, į kur, nu, kokie pakeitimai, kokie įsikeitimai? Jau per mūsų 100 metų jau kiek... Kokios vaikus jie patys ten valdo, ar tam civilizacija matyti? Nu, tai yra organai, nu, jeigu tu esi valdžioj, to žmogus yra niekas, nes žmonės nemąstys. Kad gautų tiem, kam reikia. Reikia eilių eilėse laukti. Tai tu esi niekas, nu, tai va, tie organai tiem, kas gali juos gauti, kas yra tenais, tu nesi viena iš jų. Vis tiek tam tikro elito, tai ten 1% yra. Tai ar jie, ką jie ten kas mėnesį organas? Tuos, kur mes matom 1%, su kur tie, kurie bendrauja su kitais, kur pažeminės civilizacijos, taip toliau, kur adrenochromos ir ten visą kitą, kamieninės ląstelės ir visą kitą, ten daug yra dalykų. Vien tik odą nulupinėti nuo vaikų ir dėti į tos jūsų kremus, kad atjauninus, kiek reikia tų vaikų odą nulupti. Begalės. Nu. Grožio terapijos moterim tai reikalingos, kaip kitaip. Biznis yra biznis. Kol yra paklausa, bus ir pasiūla. Paklausa nemažėja. Taip, kad biznikas nemažės. Šeimininkai keičiasi. Kadangi žmonės bliauna, tai turi parodyti, kad kažką pravalot. Taip pat kai buvo karas prieš tos narkotikus, taip pat karas prieš pedofilus ir prieš susintos vaikų prekybą ir taip toliau. Tie patys tuneliai, tie patys bunkeriai, visi tie prekybos tikrai tie patys išlieka. Gal vėliau, gal kad nors kol kas tai tas pats viskas. Negražiai aš nuskamba, bet tai ką žinau. Ką dar? Norėtų parodyti svarbu. Afrika rodo kažkaip labai geltonai šviečiančiai. Nežinau kodėl. Auksas. Auksas, jo, tai ten rado auksą, tai daug labai. Tipo gali būti bumas ir dabar jie sprendžia, ar leisti jam vystytis ar ne kažkas. Tai iš aukščiau, ne mūsų. O mūsų politikai dabar tipo irgi laukia, nežino ką daryti. Kokį leidimą dažnai. Kas gaus teisų tenais tą visą daryti. Ar patiem afrikiečiam paliks. Nes gali būti, kad tenais iškils nauja tipo civilizacija. Ten buvo kažkada aukščiausia, o tai jie sunaikino, padarė pusiau dykumas ir dabar ten galime vėl pradėti augti. Tai tokį kaip šviečiančią, man rodo, iš tolo dabar ten galim, bet ten dar vietiniai nepasiruošę. Be kitų šalių nelabai ten tos įtakos gali būti. Jo, parodas principas, kai daug bežiūrint ten aboriginam automatą įsišaudys, tai ten panašiai. Viskas turi būti tas eiga palaipsniui, viskas, o ne iš karto bumt ir viso. Nes tada negerai. O kaip paaiškinsi, vis dėlto, staigiai nepraturtėkite, nes bus negerai, ne po trupučiuką, tai kas kontroliuos. Čia sudėtingas procesas. Tai va, tie karai sustabdo viską. Palėtina.